Vitalija. Kadangi aš skaitau, jeigu ne Vitalija, tai čia nebūtų nei žodžiu sukaktuvių, nei išleistuvių, nei priimtuvių, nei išleistuvių, nei niekur girdėjo. Ir aš prisimenu, kai čia dabar Vilija, kiek prie to nuo stalo sėdėtų mažų vaikučių? Atsiminiek. Nu tai daug. Kiek iš tų kitų vaikų, kai mūsų Vilija tokia buvo su kaspinu persirišinai, kai tie tokių maždaug amžių, nu galbūt 4-5 metų, kai tos siūlus rišų per galvą, atsimeni? Užsirišus sėdi. Arūnas irgi sėdi, žinai, tokai akis išpūtė su Vitas jau, žinai, protektoratas tenais. Bet taip žodžiu. Už Vitaliją. Kaip šeimos patirėja. Nors ir negolfuoja, bet kaip po vyriausio vaiko, žodžio, pareigas tai labai gerai atlieka. Aš dabar sakė, man nereikėjo, aš sakiau, kad reiškia Dievas davė visiems, reiškia, prūtų ir talento ir ne visus, reiškia, išmokino golfą žaisti. Tai jau jūs pabaigė dabar. Gerai. Tai dabar leidžiu. Jūs močiutė. Dabar aš ir noriu dadėti. O jeigu Dievas būtų davęs Vitalijai golfo talentą, tai šiandien valgytų McDonald's. Koks tas yra fried chicken? Colonel's fried chicken. Tai dabar galima man žodį pasileisti. Aš svarbiausia ir labiausia dėkoju Kęstučiui Kimiausiai, kadangi jis yra šeimos galva ir įsileido į savo pastogę. Ir Vitalijai kaip antrai galvos Klausytė, žinai, Lietuva taip sakydavo, tos šeimos galva, o šitas šeimos puskis. Ir Vitalija, reiškia, sukvietė visus, sutarė, reiškia, ir visi vaikučiai susirinko, čionais nežinia, ar pirmą kartą taip gražiai, čia kastam reikia. Niekas nežinau, bet aš labai dėkoju, tikrai labai vertinu ir... Ir sudarė sąlygas pasvarbiausia. O to tavos prasmingo pasakyti dabar. Nu tai prasmingiausia, tai jau dalykas pasakyti. Kas metai, kas pusantrų metų arba kas 6 mėnesių. Nu ne, aš dabar tai tik tai, dabar noriu, kad reiškia pas kitą kokį vaikutį atsitiktų, tai sukviestų visus, ne juolį kartais į metus, ir kartais, ir Jonas sukviestų, ir matytumėm, reiškia, dabar pasidarė, Užgriūtų, tai čia geriausia vieta, visi žino, kur geriausia vieta. Nu tai jau savo kalbą baigė. Gerai.